televiziją, internetinį variantą Alkas LT ekspertai AU. Pradedame spaudos konferenciją dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo eurozonoje. Dalyviai kolega signataras Egidijus Klumbys, signataras Eimantas Grakauskas ir Zigmas Vaišvila. Priminsiu, kad kovo 24-ąją mes keturi draugė su Viliumi Baldyšiu kreipėmės į Seimą, prezidentę, vyriausybę, Lietuvos banką dėl Lietuvos euro integracinių procesų į eurozoną stabdymą. Darybų dėl Lietuvos Respublikos išstojimo iš eurozonos pradėjimo. Nuorodas jūs rasite į tuos klausimus ir ką mes norime šiandieną pasakyti. Seimo ir vyriausybės vardu atsakė Finansų ministerija, atsakė Lietuvos bankas, tačiau į 7 mūsų punktų reikalavimus atsakymo nėra. Nei tenkina prašymą, reiškia, nei daro kažką tai, nei atsisako motyvuotai tai daryti. Išskyrus vieną vienintelį. Buvo 4 reikalavimas, prašymas buvo iš dalies į 4 mūsų prašymą atsakyta yra. Tai yra pateikta nuo kada ir kiek litų ir monetų sunaikinta, kada pradėtas naikintas ir kokiu pagrindu tai daroma. Dėl šitą situaciją patvirtina, kad Lietuvos valdžia nevertina realios situacijos, kas vyksta su eurozona, nevertina realios visiems jau matomos ir visų pagrindinių valstybių suprantamos ir situacijos dėl JAV ir Kinijos kovos, kuri pasaulinė rezervinė valiuta bus, JAV doleris ar Kinijos juanis. Visų šių procesų nemato, nenori matyti, arba mes kažko nežinome. O tolimesnė įvykių raida patvirtino, kad dėja mūsų nuomonė mes buvome teisūs, kreipdamiesi į valdžią Lietuvos dėl šių klausimų. Net Europos komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkersas praėjusią savaitę viešai susitikime su vieno iš universitetų studentais patvirtino, kad eurozona yra krizėje ir jeigu krenta Graikija, automatiškai prasideda eurozonos griuvimo procesas. Praėjusią savaitę Lietuvos Laisvosios rinkos ekonomikos organizuotoje konferencijoje, dalyvaujant profesūrai iš Vokietijos, kitų užsienio šalių, priimti pasakytą nuomonę, aš labai atsiprašau, bet jinai drastiška pasakyta nuomonė. Europos centrinis bankas dėl nepamatuotos emisijos išvadintas aferistų. Ar suprantame vieną dalyką, kad eurai nuvertėja akyse? Mes gal to iškart dar nepajutome, nes gyvename eurozonoje. Ir santopos, ir pajamos. Analogiškai vertiname Europos komisijos veiksmai, o mes užsimerkę didžiuojamės to, kad mokam tik tai koliotis tarptautinėme lygyje. Bet galvoti apie mūsų ateitį, panašu, kad Lietuvos valdžia apie tai negalvoja, nesiruošia blogiausiam galimam variantui. Todėl mes kreipiamės šiandieną į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl traukdami atsakovais prezidentę, vyriausybę, Seimą, jų kanceliarijas ir Lietuvos banką dėl neveikimo. Aš perduodu žodį kolegai Eimantui Grakauskui, prašydamas trumpos teisinės šios situacijos įvertinimo, kodėl mes tai darome, ir perduos kolegos Viliaus Baldyšiaus nuomonę dėl to, kas vyksta. Ačiū. Labadiena visiems. Teisinis vertinimas labai paprastas ir aiškus, vadovaujantis administracinės veiklos įstatymo normomis yra ir išanalizavus situaciją,
kurią išdėstė kolega Zigmas Vaišvila, akivaizdu, kad yra valstybės institucijų neveikimas, neatlikimas priskirtų jų kompetencijai funkcijų. Netliekant kompetenciją priskirtų funkcijų atsiranda teisinis procesas, reikalaujant tų funkcijų įvykdymo ir tos kompetencijais priimtų nuostatų realizavimo. Todėl, vadovaudamasi šiomis administracinės veiklos teisės normomis, mes ir nutarėm kreiptis į Vilniaus apygardos teismą, kad teisminė tvarka teismo sprendimų Lietuvos Respublikos vardu būtų valstybės institucijos minimos išdėstomos, atliktų savo kompetencijai priskirtas funkcijas, reaguotų, įvertintų, duotų konkrečius atsakymus. Arba motyvuotai atsisakytų. Be abejo, konkretus atsakymas yra arba teigiamai vertinant priimant sprendimus, arba motyvuotai atsakant ir atsisakant tai daryti dėl kokių priežasčių. Viliaus Baldišiaus nuomonės. Mes su kolega Vilium Baldišium diskutavom, analizavom esamą situaciją ir priėjom tam tikrų išvadų. Lietuvos sąjūdžio valdymo periode valstybės atkūrime pirmasis Lietuvos banko vadovas, kuris iš tikrųjų, ne tik mano nuomonė, bet oficialiai yra aišku, kad tai yra tikrasis Lietuvos nacionalinės valiutos, galima sakyti, lito tėvas, signataras daktaras Vilis Baldišius, nevienareikšmiškai vertina šią situaciją ir šią problemą. Nacionalinės pinigų sistemos sunaikinimas, nacionalinės bankų sistemos sužlugdymas ir komercinės bankininkystės perdavimas vien tik Skandinavijos šalių bankams, jo yra įvardinamas kaip tautos interesų išdavystė. Pasaulio didžiųjų valstybių lyderių vykdančių ekonominės finansinės politikos pastarojo laikotarpio priemonės ir formuojančios prioritetus atitinkamai šios veiklos kontekste, mes analizuodami esančią padėtį suformulavom su kolega Vilium Baldišiu keletą išvadų. Pirma išvada būtų tokia, kad Lietuvos Seimui ir vyriausybei priėmusiems lito sunaikinimo ir euro įvedimo sprendimus tenka visa atsakomybė dėl akivaizdžių rizikos faktorių ir grėsmių kylančių tautos lūkesčiams. Tautos lūkesčiams yra esamim šioje situacijoje yra akivaizdžios jos rizikos ir grėsmės. Antra išvada būtų nacionalinė valiuta litai, jų sukauptos ir esamas atsargų kiekis buvo ir yra Lietuvos nacionalinis valstybės ir tautos turtas. Litai yra turtas, kauptas per visą Lietuvos valstybės statybos laikotarpį. Šio tautos turto sunaikinimas pažeidžia Lietuvos interesus ir daro didžiulę žalą šių interesų ateičiai. Trečias išvada būtų Lietuvos bankas yra atsakingas už tai, kad nacionalinis pinigų sistemos ir nacionalinių bankų sistemos sunaikinimo bei euro įvedimo politikos sprendimų testinėme maratone neįvertino esamų faktinių ir kylančių grėsmių bei rizikos faktorių. Ir nesipriešino priimamiems ypatingai rizikingiams politiniams sprendimams dėl monetarinės sistemos perversmo vykdomo dabar ir vykdomčio ateityje. Ketvirta išvada, kylant ir neišvengiamai formuojantis eurozonos žlugimo grėsmiai, Lietuvos valdžia visiškai nepasirūpino valstybės ir tautos lūkesčių apsaugos finansinių mechanizmų turėjimu,
nesuformavo, nes pasirūpino atsitraukimo galimybėmis, manevro, politinio, ekonominio, teisinių priemonių. Nėra nei apsaugos mechanizmo, nei atsitraukimo, nei manevro priemonių. 5. Konstitucinė neginčintina yra 2 faktų esama padėtis. Pirmas iš tų faktų. Visas eurozonos ir visos eurozonų valstybių monetarnės, finansinės politikos veiklos pasiekmes esant ES sudėtyje liečia visas šias valstybės ir liečia betarpiškai Lietuvą dabar ir ateityje. Antras faktas. Buvimo eurozonoje yra iš esmės rizikuojama tautos ir valstybės lūkesčiais ir ateitimi. 6. išvada būtų tokie nacionalinis turtas litų atsargos, litų spausdinimo plokštės ir kita materialinė bazė yra išsaugotinos. Esant neaiškiai ateičiai, išsaugoti lengviau negu šį turtą vėl sukaupti. Šis nacionalinio turto litų banknotų saugumo lygis, esantis nacionalinių banknotų kupiūrose saugumo lygis, apsaugos priemonės yra didelės ir jis nėra prarandamas, tai yra nenyksta. Nors Lietuvos bankas teigia savo atsakymus atvirkščiai. Lietuvoje yra pakankamas kiekis pinigų saugyklų litų išsaugojimui. Nors Lietuvos bankas irgi finansų ministerija teigia, kad atvirkščiai trūksta. Litų sunaikinimui pateikiamas argumentas yra vienas, kad neapsimoka laikyti ir racionalumo principo pagrindu. Tai yra neracionalu laikyti litus. Tai yra absurdiškas tokias išvados. Žlugus eurozonai, Lietuvos ūkio sistema ištiks paralyžius, nacionalinės valiutos nėra, rezervinės valiutos nėra, atsiskaitimai nevyksta, finalas suliūdina pabaiga. Viliaus Baldišiaus nuomonė net tokia buvo, kad stiprios ir vis dar stiprėjančios aplinkoje esančios slavų tautų valstybės gali reanimuoti senosios kolonijinės politikos šiuolaikinės versijas, kurios irgi būtų jų pritaikymas Lietuvai būtų pragaištingas. Tokie mūsų pamastymai buvo esamoje situacijoje dėl Lietuvos nacionalinės valiutos ir dėl euro, kuris šiuo metu jau 5. mėnuo funkcionuoja Lietuvoje. Ačiū. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į esminį dalyką. Mes ir šią spaudos konferenciją darome ir kreipiamės į valdžią ir dabar į teismą. Ne dėl to, kad tai mums labai malonus užsiėmimas, bet dėl to, kad mes akivaizdžiai matome, kad Lietuvos valdžia visiškai yra paralyžiuota ir nesirūpina galimų blogiausių scenarijumi. Ir dar ką noriu pasakyti. Šituose atsakymuose, kuriuos mes gavome, mandagiai pasakius yra trumpai paaiškinta, kodėl vis tik stota į eurozoną ir kaip čia viskas dabar labai gražu po to tapo. Tai šioje vietoje mes pamatėme formalią Lietuvos valdžios poziciją, galų gale pamatėme. Vienintelė buvo kol kas pozicija tokia skelbiama, matai, 2004 metais referendumo metu Lietuva nutarė stoti ir atseit pritarė visom sąlygom stojimo. Taigi melas, visi žinom, kad buvo nuoga, plika formuluotė, ar pritarėte pačiam principui stoti. Apie konkrečias sąlygas nebuvo klausimų. Bet to aš nekartosiu. Dabar aš noriu apie kitą įdomesnį dalyką pasakyti. Formaliai yra pasakyta, kad vadovaujantis sutarties dėl ES veikimo, populiariai vadinamos Lisabonos sutarties, 140 straipsnio antra dalimi Europos vadovų taryba pagal nustatytus kriterijus jų atitikimą Maastrichto sutarties reikalavimams
panaikino Lietuvai taikytą išimtį naudotis nacionalinę valiutą. Tačiau, jeigu jau motyvuojate, mėlėjai, tuo, tai gal iki galo motyvuokite. Tos pačios sutarties 140 straipsnio pirma dalis nustato, kad ES valdymo struktūros visą tai daro, naikina tą vadinamą išimtį naudotis nacionalinę valiutą šalies prašymu. Tai iniciatyva yra iš Lietuvos pusės, prašymas pateiktas ir nereikia meluoti žmonėm ir tautai. Dabar, sąmoningai klaidinantis, jau minėjau apie referendumo dalyką, yra argumentai, tačiau noriu paaiškinti paprastą dalyką. Visose ES sutartyse, tiek mūsų stojimo, tiek Maastrichto, Lisabonos, yra kalbama apie šalių narių dalyvavimą bendroje ekonominėje ir pinigų sąjungoje. Tokia formuluoti. Bendra ekonominė ir pinigų sąjunga. Savoka pinigų sąjunga nereiškia, kad tai yra ne įvairių nacionalinių valiutų sąjunga, ką mes matome kitose valstybėse, o privalomas vienos valiutos euro funkcionavimas šioje sąjungoje. Nėra jokios prievolės. Nereikia, negražu meluoti, tiesiog aš pasakysiu. Tačiau dabar matant visą situaciją ir ne tik, kad scenarijaus nesvarstymą, aš noriu suteikti žodį gerbiamam kolegai Egidijui Klumbiui, kuris paaiškins iš Lietuvos banko atsakymo, mes matome detalės, kaip intensyviai naikintas litas dar net neįsivedus euro ir kad tai pradėta daryti dar iki to. Gerbiamas Egidijau. Labą dieną visiems mūsų besiklausantiems ir bežiūrintiems šią spaudos konferenciją. Aš noriu trumpai supažindinti su situacija, kokia yra su mūsų pinigų naikinimu, kuris prasidėjo 2014 m. rugpjūčio mėnesį. Tai yra likus 4 mėnesiam iki euro atsiradimo, kaip aš vadinu, euro rublio atsiradimo Lietuvoje. Taigi, jau yra sunaikinta 68%, tai yra 144 milijonai vienetų išimtų iš apyvartos banknotų ir taip pat sunaikinta 23%, 84 milijonai vienetų monetų. Esant tokiai situacijai, visados dažnai sakoma, jūs kritikuojat, jums tai lengviausia tą daryti, o nesiūlot ką daryti. Tai mes ir siūlom labai konkrečiai. Pirmiausiai, naikinimas yra įrašytas Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje, kaip imperatyvas. Tai šitoj situacijoje reikia imtis skubių veiksmų, maksimaliai skubių veiksmų. Ir tie skubus veiksmai tai yra šio straipsnio dalies naikinimas ir tą gali lengviausiai inicijuoti ir ypatingos skubos inicijuoti ypatingos skubos tvarka Seimo pirmininkė. Žinoma, gali tą daryti ir Seimo nariai, konkrečiai frakcijos. Aš tikiuosi, kad gal bent viena frakcija išgirs šitą raginimą ir imsis šitos iniciatyvos. Ir be abejo, įstatymo iniciatyvo teisė turi ir Respublikos prezidentė. Tačiau pagal visas apystovas aš matau, kad šitie reikalai jai mažiausiai rūpi. Tai čia nieko gero tikrai negalima
tikėtis. Ir antras žingsnis tai yra, kad jau, kuomet įsigalioja įstatymas, esant įstatymui, tada banko valdyba, Lietuvos banko valdyba turi skubiai pripažinti netekusio galės savo valdybos nutarimą dėl litų banknoto ir litų bei centų monetų naikinimo. Tai, kaip jau kalbėjom, mes, kaip kalbėjo gerbiamas Eimantas, iš tikrųjų ir monetos, ir pinigai yra mūsų nacionalinis turtas. Ir juk mes žinom, atnešitų dabar bet kuriuo momentu užsilikusi banknotą ar centų krūvą, tu gausi už juos eurų ar euro centų. Reiškia, visa tai yra realūs pinigai. Ir mes savo iniciatyvą tos realius pinigus dabar naikinam. Dar vieną dalyką norėčiau jau pabrėžti. Mes, gerbiamas Zigmas jau pasakė, kokia yra situacija su eurozona. Tie, kurie domisi, matosi, tai yra, grubiai tariant, turbulencijos periodas, kai perkrovos ir įvairūs palengvinimai situacijos, tačiau jinai nelabai keičiasi. Taigi, esant tokiai situacijai, normalų žmonės, tie, kurie galvoja ne apie šiandieną ir ne apie rytojaus rytą, kurie galvoja bent kelis metus į priekį, jie visada turi turėti atsarginį variantą, atsarginį parašiutą. O tas atsarginis variantas ir yra savo nacionalinių pinigų išsaugojimas esant kritiniai situacijai. O iki tos kritinės situacijos nėra toli, nes tikrai nežinome, kaip baigsis visa istorija su Graikija ir kas vyks toliau. Taigi, tikiuosi, kad mūsų šio kreipimusi atgarsiai pasieks kai kuriuos Seimo narius ir tikiuosi, kad ir Seimo pirmininkė išgirs šitą kreipimąsi ir norėtųsi tikėti, kad tas pirmas žingsnis būtų padarytas kuo greičiau. Tai yra panaikintas banko Lietuvos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo 6 straipsnio 2 dalis. Ačiū, gerbiamas Egidijau. Noriu pasakyti paprastą dalyką. Prisiminame, kad prieš naujus metus ir po naujų metų buvo daug emocijų. 10 ar 12 Seimo narių surinkę buvo savo parašus suraitę dėl projekto, kad Seimas turėtų priimti nutarimą, kreiptis į Lietuvos banką, kad litai centai nebūtų naikinami. Aš noriu pasakyti, ponai Seimo nariai, kai jūs priiminėjot nediduką, trumputį euro įvedimo įstatymą Lietuvoje, tai negi jūs neskaitot, už ką balsuojat. 6 straipsnio 2 dalis, trumputis, paprastas sakinukas, Lietuvos bankas tai naikina. Aišku, Lietuvos bankas pasistengė, atsiprašau už nelietuvišką žodį, javol ir pradėjo naikinti rugpjūčio mėnesį, dar net neįvetus euro. Aš pats išiminėjau iš bankomato gruodžio mėnesį 200 litų naujai iškeptus banknotus, kvepiančius spaustuvės dažais, gerai apsaugotus, ne taip kaip vargšas euras. Reiškia, rugpjūtį naikina, o gruodžio mėnesį leidžia apyvartą naujus naujutėlius. Žinot kodėl? Jie bus jau naudoti. Tada turėsim formalią teisę greitai sunaikinti. Tai jau sunaikinot 68% balandžio 1 dienos duomenimis. Lietuvos banko atsakymas. Sustokit žmonės, protą sveiką turit. Ir dabar, jeigu kalbam apie ateitį, aš noriu paskelbti mūsų 6 signatarų pasirašiusiųjų kreipimąsi vardan Lietuvos.
Tai klausimas apie ateitį. Gegužės 30 dieną mes buvome draugė su Mokslo akademija ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės dalimi narių paskelbė, kad gegužės 30 dieną Lietuvos Mokslo akademijoje 10 val. Organizuojame forumą apie mūsų valstybės tikslą. Jo nėra. Pat iš tų valdžiaus veiksmų mes matome, jo nėra. Mūsų valstybės tikslas. Į šį forumą pakvietėme Respublikos prezidentę, Seimo vadovybę, ministrą pirmininką. Paprašyti paaiškinti. Ir po 2 prelegentus, visuomenės atstovus, diskutuojančius su vadovais, kurių nuomonės dėja mes nežinome, koks yra mūsų valstybės tikslas, kur mes einame. Strategija 2030, atsiprašau, tai ne tikslas. Tai yra rašinėlis. Ir tai pasakė ne Zigmas, o Lietuvos Mokslo akademija pernai metų studijoje apie šitą strategiją. Taigi, aš noriu pagarsinti be jokių emocijų pranešimą spaudai vakar dienos. Forumo mūsų valstybės tikslas, kurį organizuoja signatarai, pasirašiusieji kreipimąsi vardan Lietuvos, Lietuvos Mokslo akademija ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariai, praneša, kad keičiasi numatytas šio renginio laikas 2015 m. gegužės 30 dieną. Forumo mūsų valstybės tikslas Lietuvos Mokslo akademijoje pradžia bus 2015 m. birželio 3 dieną 9 val. Ryto. Renginio organizatoriai dėl šio pasikeitimo ir galimų nepatogumų labai atsiprašo kviečiamų prelegentų ir dalyvių. Tikimės konstruktyvaus ir produktyvaus forumo darbo. Pasirašė, kaip ir kreipimasi kolegų signatarų vardu ir iniciatyvinės grupės narių vardu Zigmas Vaišvila ir Lietuvos Mokslo akademijos akademikas Eugenijus Jovaiša, humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininko pavaduotojas. Šiandien iš ryto su gerbiamu akademiku Eugenijum Jovaiša kalbėdamas sužinojau gerą žinią. Lietuvos Mokslo akademija gavo Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės atsakymą. Jie apgailestauja, kad dėl užimtumo negalės dalyvauti, tačiau aš tikiuosi, labai tikiuosi, kad gal pakeistas laikas padės arba bent atstovą mūsų Respublikos prezidentės išvysime. Ir svarbiausias dalykas, ką aš noriu pasakyti, Respublikos prezidentė sveikina forumą, vertina signatarų didelį anot jos indėlį atkuriant nepriklausomybę, Mokslo akademijos vaidmenį ir tikisi, kad forumo darbas bus produktyvus ir turiningas ir efektyvus ir veiksmingas. Dėkui prezidentai pripažinusiai forumo svarbą. Ir noriu padrasinti. Aš noriu pasakyti, nekomentuosiu pakeitimo priežasčių, jos yra nesusijusios su organizatorių norais ar nenorais. Manau, kad birželio 3 sąjūdžio gimimo diena, tai nėra pati blogiausia diena ir vieta yra ta pati, Lietuvos Mokslo akademijos didžioji salė. Tai aš noriu padrasinti visus dalyvius ir ne tik dalyvius, bet ir prelegentus. Prisipažinsiu, labai sudėtingas procesas yra dėl dalyvavimo šiame renginyje. Tokia situacija, šiandien mes atiduodam skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui dėl valdžios neveikimo, Seimui ir Lietuvos banko valdybai kreipimasi dėl elitų nebenaikinimo. Tikimės tikrai sveiko proto, kaip liberalai mėgsta sakyti, požiūrio. Tikiuosi Lietuvos liberalų frakcija bus pirmoji, kuri tai padarys, kreipsis, nes jie sveiko proto argumentų vadovaujasi savo veikloje. Ir prašom klausimų. Kipras Valentinavičius. 42 Seimo nariai teikia pataisą dėl 140 straipsnio.
Juo siekia pakeisti, atsiprašau, to noriu pacituoti, Konstitucijos 140 straipsnio. Valstybės gynimo taryba į nacionalinio saugumo. Taip, tai klausimas būtų, ar tai neturėtų būti referendumas keliamas būtent šiuo klausimu ir tuo pačiu, ar Lietuva daroma prezidentinė diktatoriška valstybė. Egidijus Klumbys, gavom analogišką klausimą. Analogiškas klausimas. Iš tikrųjų, grinai žiūrint formaliai, teisiškai, šios konstitucijos dalies keitimas nereikalauja referendumo. Užtenka Seimo narių balsavimo 2 kartus Seime. Tačiau tai, kas vyksta, iš tikrųjų, tai iš esmės akivaizdu ir dabar tas išryškėja situacijoje su švietimo ir mokslo ministro skirimu, kad Lietuvoje yra kuriama ir turbūt jau tvirtai padėti pamatai autokratinės siauro rato valdžios valstybės kūrimo. Ir tą valdžią pagal viską sudarytų, kaip matosi iš to, kas yra dabar realiam gyvenime, tai yra prezidentas, premjeras, galbūt Seimo pirmininkas, STT, saugumo departamentas. Ir štai šioje siauroje generalinė prokuratūra. Taip, generalinė prokuratūra. Egzistuoja savi slapti dokumentai, kurių niekas iš visuomenės negali pamatyti ir kuriuose vieno parašytais galbūt vienokiais ar kitokiais galimais ar abijotiniais teiginiais kita tos siauros valdžios dalis priminėja sprendimus. Atvirai sakant, matant tokią situaciją yra baisu. Ir turbūt dar praeis 2-3 metai, liks galbūt iš šito rato jau 1 ar 2 subjektai ir štai mes tokią situaciją turim, taip einam į priekį ir tokia situacija iš tikrųjų, žiūrint iš tų pozicijų, apie kurias mes 90 metų kovo 11 dieną balsavom, kur deklaravom savo nepriklausomybės atkūrimo akte, tai visiškai nesiderina su tuo. Tačiau nieko nepadarysi, kuomet jau yra ta reali valdžia sukoncentruota šiame siaurame rate ir jinai tą valdžią lyg kiekvieną dieną įtvirtina vis labiau ir labiau. Aš norėčiau papildyti gerbiamą Egidijų ir matyt gerbiamas Eimantas papildys, matyt tokių akcentų gal ir reikėtų baigti, spaudos konferencija, laikas baigėsi. Noriu pasakyti, ką reiškia realiame gyvenime vieno asmens ar siauro rato, ypač slaptai priėmiami sprendimai. Ir kaip toli galime nuvesti valstybę į pražūtį. Visi žinome tą karo isteriją, kuri yra kurstama visų pirma mūsų gerbiamos prezidentės, Respublikos prezidentės. Dar užvakar ji interviu berods Reuteriui paskelbė, kad Minsko susitarimai dėl Ukrainos jau yra netekę galios. Ir kad toliau reikia, ne taip kaip didysis kunigaikštis Gediminas, jis jau nulipęs katedros aikštėje nuo žirgo ir kaip kapituliuodamas priduoda kalaviją kažkam tai. Reikia toliau karingai elgtis. Ta pati padarė vakar Ukrainos prezidentas. Tačiau Sočyje įvyko JAV
valstybės departamento, lietuviškai kalbant užsienio reikalų ministro Kerio ir Rusijos užsienio reikalų ministro Lavrovo susitikimas. Buvo Sočiai ir prezidentas Putinas, taip, susitikimas. Reziumė koks? Reziumė labai paprastas ir aiškus. Ne Rusija, o JAV užsienio politikos vadovas Kerry pareiškė, Minsko susitarimai galioja, vykdomi, yra pagrindas. Spaudos konferencijoje pasakė aiškę nuomonę, kad Ukrainos prezidentas Porošenko negerai elgėsi, kurstydamas karą. Ir aš noriu priminti mūsų pokalbius ir šioje salėje, ir alternatyvioje spaudoje apie tai, kad dar birželio 12 pernai įvyko slaptas Obamos ir Putino susitikimas Helsinkyje, apie ką oficialiai rugpjūčio berods mėnesį ar rugsėjį paskelbė Suomijos užsienio reikalų ministerija. Ir aš dar kartą sakau, neįsivaizduokim, kad Lietuva yra pasaulio centras ar pasaulio bamba, aš nedrįsčiau pasakyti. Pardavė praėjusiam amžiuje ne kartą mus, parduos dar kartą. Todėl klausimas yra toks, ar Lietuva turi būti lojančių šuniekų, ar racionaliai mąstančių galimos krizės akivaizdoje apie savo išlikimą, ne tik apie eurais sukauptų santaupų ir pajamų už mūsų žmonių nuvertėjimą, bet ir krizės variantui. Graikija manevruoja, taip, ji kalbasi, jau ir gavo oficialų pakeitimą į BRICS-ą. Graikija kalbasi su Europos Sąjungos trijulė, Europos centrinių bankų, Tarptautinių valiutos fondų, Europos komisija, moka, manevruoja, žiūri, dirba, suprantat? Mūsų valdžia, aš nematau, kad dirbtų. Tai yra atsakomybės klausimas. Ir kai sprendimus priima siauras ratas, remdamasis slaptomis pažymomis, o tai ką tada bekartuoti? Nebėra ką sakyti. Tai reiškia, kad tauta yra ir Seimas yra visiškai nušalinti nuo konstitucijoje įtvirtintos jų pareigos būti suverenu ir valdyti šią valstybę. Kiek jos dar bėra. Taip, jo, panašus klausimas duodu gerbiamam Eimantui. Aurimas Dryžius, Laisvo laikraščio redaktorius klausė. Taip. Dar vienas klausimas gautas. Ar turite numatę situaciją, kad Grybauskaitė gali susikurti ir trečią kadenciją, Konstitucinis teismas tai lengvai teisins? Aš noriu paaiškinti situaciją teisiškai. Prezidentės kadencijų skaičių riboja Lietuvos Respublikos Konstitucija. Tačiau, kaip mes matom, labai nesunku surinkti reikiamą lojalių Seimo narių parašų skaičių, inicijuoti tokią pataisą Konstitucijoje, nebūtinai kad trečią, paprasčiausiai išbraukt nuostatą, kad yra ribojamas kadencijų skaičius. Ir čia Konstitucinis teismas nieko nesprendžia. Seimas priims tokią konstitucijos pataisą ir mes gyvensim su amžinu prezidentu. Galbūt tai, ką kalbėjo apie tą iniciatyvą pervadinti gynybos tarybą į nacionalinio saugumo, regis taip jinai vadinsis, galbūt tai yra iš tikrųjų pirmas žingsnis ir tokių žingsnių mes galim tikrai sulaukti daugiau ir aš tikrai nenustepčiau, kad tokie būtų, o kol kas labai tokiem dalykam priešintųsi visuomenė nelabai net matosi požymių. Tai tiesiog pratęsiant gavom Laisvo laikraščio redaktoriaus Aurimo Dryžiaus klausimą, kodėl Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Seimo komiteto Artūras Paulauskas siūlo keisti įstatymus dėl nacionalinio saugumo, kuo būtų leidžiama Respublikos prezidentį įvesti nepaprastąją padėtį.
Tai iki šiol, jeigu aš teisingai atsimenu konstituciją, net ir vyriausiai kariuomenės vadui paskelbus nepaprastosios padėties įvedimą, tai Seimas privalo pritarti per greitas, labai trumpą laiko tarpą. Priešingų atveju kitaip nebūtų. Tai aš priminsiu sausio 13-ąją. Sausio 13-osios išvakarėse Aukščiausios tarybos prezidiumas sukūrė valstybės gynimo tarybą, kurios narių dėja teko būti ir man, tačiau netrukus, tada gyvavo laikinas pagrindinis įstatymas mūsų, Aukščiausia taryba tai patvirtino to komiteto tarybos sudėtį. Matant viską, kas vyksta, aš nesuprantu tokių veiksmų kaip kariuomenės ginkluotės, minosvaidžių, granatsvaidžių ir milijonais kovinių šaudmenų, milijonus kovinių šaudmenų perdavimo iš kariuomenės į viešojo saugumo tarnybos dispoziciją. Nematau jokio sveiko proto, matau tik tai baimę. O jeigu jau kalbam apie karą ir laukiam to karo, norim to karo Lietuvoje, tai nesvarbu, kiek milijonų šaudmenų turės mūsų kariuomenė ar viešojo saugumo tarnyba. Šluos čia viską taip, kad niekam nebeliks noro čia gyventi. Ir dar kartą primenu Stratforo, neoficialios CŽV vadovo Džordžo Friedmano vasario mėnesį pareikštą nuomonę, kad kuriama buferinė zona tarp vakarų Europos ir rytų Europos. Ir ten Jungtinės Amerikos valstijos specialiai įveda kariuomenę ir siekia kurstyti konfliktus, nes visam pasauliu valdyti kariuomenės neužtenka jam. Norim būti patrankų mėsą, būsime. Norime patyliukais pritarti tam, kas vyksta, akivaizdžiai vyksta. Pasiruošimas vienasmeniniam valdymai, akivaizdžiai. Jeigu dar kas nors manote, kad yra kitaip, ką aš dabar galiu be pasakyti. Kokių dar reikia sukrėtimų, kad žmonės atsipeikytų. Aš jau paminėsiu dar vieną. Pražiopsojau, kovo 31 dieną Lietuvos aukščiausiasis teismas atnaujino buvusio kriminalinės policijos vadovo Algirdo Matonio administracinę bylą dėl jo atleidimo. Tas, kuris dirbo KGB ir čia labai eskaluojama ir po to per 4 dienas peršokęs į mūsų policiją, tapo kriminalinės policijos vadovus. Dėl liustracijos įstatymo nesilaikymo genocido centrui paskelbus jo pavardį sąrašuose, prezidentė viešai užsipuolė 12 metų rugsėjyje genocido centrą. Kaip drįstama skelbti tai viešai. Taigi, už akivaizdų dalyką dabar byla atnaujinimą ir žinot, kuom remiantis. Matot, pirmoji instancija, apeliacinė instancija, apygardos teismas nagrinės, pirmoji instancija, Eimantai, neišsireikalavo iš kriminalinės policijos 2 slaptų pažymų apie prezidentai nepranešta pavojų. Čia po Krymo įvykių viskas buvo. Jis girtas iš Druskininkų važiavo apie 2 promilės ir pakliuvo policijai, kad pranešti prezidentai pavojų. Pakliuvo policijai ir viskas, ir užmiršo pranešti apie pavojų. Tai gal metai praėjo jau daugiau, gal laikas pranešti, o ne vaidinti spektaklius, vėl remiantis 2 slaptom pažymom. Jis beje pateikdamas skundą, tai galėjo apeliacinį instancijai pateikti, sakyti, prašau išsireikalauti pirmo instancijoje, tas nepadaryta. Išimtis. Generalinis prokuroras prisipažinęs padaręs nusikaltimą. Ir prezidentės skiriamas dar kartą. Aš neturiu ką komentuoti. Jeigu kams nors dar neaišku, ar kas nors norim apsimesti, kad nesuprantam, kas vyksta, liūdnai baigsim. Ir pasaulio bamba, sprendžianti Ukrainos ar visos Europos ar pasaulio likimą, Lietuva nebuvo ir nebus. Neapsimeskime. Kam mus pardavė ir kas pardavė,
nežinome. Mano nuomonė, mes būdami tokie kaip vasalai, kaip, nežinau, čia pavadinti, valdomi, kažkieno tais sukeliam pavojų ne tik savo, bet ir visam pasauliu galbūt net. Ir man klausimas dabar toksai kyla. Vis dėlto, ar yra kokie taikus strateginiai pasipriešinimo planai va čia užprogramuotai mėsmaliai? Dėkui. Tai žinot, kai Latvijos užsienio reikalų ar ekonomikos ministras oficialiai pareiškė, kad Latvija dar nežino, jog Latvija priėmė sprendimą Visagino atominės elektrinės projekte dalyvauti, o Lietuvos valdžia skelbė, kad jau Latvija priėmė tokį sprendimą, tai yra lygis. Tai yra bobų turgaus lygis. Aš labai atsiprašau, kad aš kalbu apie mūsų valstybę. Tai yra bobų turgaus lygis. Jeigu Latvija oficialiai sako, mes nepriėmėm tokio sprendimo, jie sako, kaip galima jūsų tauta referendume pasakė ne atominiai elektriniai. Ir dabar Lietuvos valdžia kalba už Latviją. Už Latvijos valdžią. Meluoja. Tai dabar kažkas dėl švietimo ministro turi atsistatydinti. Arba STT vadas, arba prezidentė, arba premjeras. Nėra variantų. Ar suprantat, kad bent vienas iš trijų melagis? Taip yra, Ta pati pažyma, to paties STT pasirašyta. Vienas sako taip, kitas taip, kažkas meluoja. Aukščiausi valstybės žmonės meluoja atvirai. Ir mes jiem patikim valstybės valdymą. Ir Seimas tyli. Dėl to valstybės forume Birželio 3 apie tai kalbėsime ir darysime išvadas. Kolegos, pridurkite. Zigmai, dar vienas čia klausimas papildantis yra dėl tos pačios Paulausko iniciatyvos. Tai aš norėčiau pasakyti tą sakralinę frazę, kas tai galėtų paneigti. Ir kuomet atsiranda šita iniciatyva, dabar mes šiandieną realiai sužinojom, tai ar negalima tai traktuoti kaip Paulausko žestą prezidentiai, tai kad jinai turi teisę įvesti nepaprastai padėtį ir ypatingų teisių, sakysim, suteikimą, prieš jo galimą skirimą ministrų, tam, kad visa tai vyktų sklandžiau, paprasčiau, be kažkokių užuominų, užmetimų ar panašiai. Tiesiog kaip priemonė paslydinti, pagreitinti šitą procesą. Tai aš žiūriu ir šitą potekstę, esant visai šitai situacijai mūsų valstybei. Eimantai, teisininkų žodis ir baigiam. Politinė dividendų paieška politikos laukia visada vyksta. Ir čia galimas variantas, galima situacija tokia, kaip teigia kolega Gidijus. Aš nežinau, nesijimčiau prognozuoti, kaip iš tikrųjų čia bus ir visa kita, tačiau noriu tik vieną aspektą pabrėžti. 91 sausio įvykių atveju sudėtingiausia šalies politinė, ekonominė ir socialinė situacija. Tačiau nereikėjo jokių mums šitais nepaprastos padėčių. Puikiausiai Lietuvos sąjūdžio valdžia sugebėjo tvarkyti reikalus Lietuvoje. Praėjus 25 metams, nesant tiesioginių grėsmių arba kažkokiam tai kariniams konfliktams Europoje, nesant skubiai keisti įstatyminę bazę dėl šitais nepaprastų padėčių, nemanau, kad yra reikalas. Mano giliu įsitikinimu, kad čia yra nepamatuota, nepagalvota, nesavalaikiška
įstatyminių normų projektavimo užuomazga. Tik tiek sakyčiau, o laikas parodys. Jeigu Rusijai reikia preteksto, tai Lietuva sėkmingai jį kūrė. Ačiū Lietuvos valdžiai už veikimą Rusijos naudai. Sąmoningą ar nesąmoningą. Siūlau paskaityti Laisvą laikraštį savaitgalį. Ten aš išsamei aptarinėjau interviu apie tą KGB temos eskalavimą. Tai sėkmės ir geros dienos.